Labas vakaras ir Instagrame. Šiandien vėl per du kanalus. Mokuosi juos įvaldyti abudu. Labas vakaras Facebookas mano grupė, Neurografika kasdien ir Instagrame. Ir grįžtu vėl prie laivo ketvirtadieniais. Praeitą ketvirtadienį truputį neišėjau, nes kaip aš sakau, pradėjau girdėti save ir buvau visiškai nebalansė ir supratau, kad negaliu duoti žmonėm, kai aš esu nebalansė. Taigi šiandien tęsiu turbūt tą pačią temą, kokią norėjau praeitą savaitę, tai yra kūrybiškumas ir finansai. Ir kaip tai gali būti susiję, nors dažnai žmonėm atrodo, kad prie ko čia kūrybiškumas ir finansai. Tai šiandien apie tai pakalbėsiu. Kas klausės manęs pirmą kartą, tai aš esu Agnė Gontytė Felistovič. Esu finansinių blokų kaučerė, taip pat neurografikos instruktorė. Jeigu taip grubiai pasakyti, esu pasąmonės blokų kapstytoja, mėgstu įlysti į žmogaus pasąmonę, iškapstyti tam tikrus dalykus, kurie trukdo žmogui gyventi. Tai šiandien mes kalbam apie kūrybiškumą ir finansus. Pinigų psichologijoje yra taip vadinama pinigų piramidė. Ir pinigų piramidė tai yra žmogaus finansinio žemėlapio piramidė. Ir bazinis laiptelis tos piramidės, ant kurios stovi būtent šita piramidė, yra taip vadinama būsena noriu, galiu ir darysiu. Tai būsena, kuri leidžia žmogui generuoti idėjas, generuoti galimybių matymą ir gebėjimą bei interesą daryti. Toksai noriu, galiu ir darysiu. Mano žvilgsnis gali vaikščioti į vieną pusę į kitą, nes per abu kanalus, tai neišsigąskit, kad žvairuoju. Gerai, tęsiam toliau. Kitaip pasakius, pinigų pagrindas tai yra žmogaus kontaktas su vidiniu vaiku. Ir tai yra kūrybinė dalis. Tas vidinis vaikas nori, gali ir daro, kuris kaifuoja, kuriam uždirbimas yra pinigų, yra kaifas, yra draivas, taip vadinamas kūrybinis draivas. Tai gebėjimas ištyrinėti, kur dar gali būti pinigai, kaip dar galima jas uždirbti. Nes jeigu žiūrėti vidinę dalį žmogaus, būtent vidinis vaikas, yra jo savybės kokios yra kūrybiškumas, spontaniškumas, interesas. Žinoma, jeigu jisai nesužalotas, vidinis vaikas, netraumuotas tiksliau. Tai vat mums tikrai reikalingas tas kūrybinė dalis, kontaktas su kūrybinė dalimi, kontaktas su vidiniu vaiku, kad galėtumėm sugalvoti, kad mums ne tai, kad būtų pinigai, man reikia uždirbti pinigus, bet kad būtų įdomumas, kaifas, draivas sugalvoti, o kaip aš dar galiu uždirbti, kokią dar idėją aš galiu sugalvoti, kad man vežtų idėją, dėl kurios ką aš darau, ir automatiškai aš uždirbu pinigus, man įdomumas yra. O tai yra vidinis vaikas. Ir pas daugelį iš tikrųjų žmonių kūrybinis tas draivas yra atjungtas dėl skirtingų priežasčių. Keletas tokių priežasčių, dėl ko nėra kontakto su vidiniu vaiku, tai yra tai, kad nėra galimybės būti gerame kontakte ir geroje vietoje šalia mamos ir tėtės. Arba nėra galimybės priskirti savo vaiko pozicijos. Čia esmė iš tikrųjų tame, kad kai vaikas buvo mažas, didelė dalis galbūt, ar nedidelė, bet daugelis tėvų iš tikrųjų, jeigu yra broliai arba seserų, pavyzdžiui, užmeta atsakomybę vaikui. Jisai tarsi suauga. Tai vat vaikas nepatiria tos vaiko pozicijos ir jisai pradeda, kaip sakai, suauga ir žiūri į pasaulį suaugusio akimis. Aišku, dažnai būna tokių dalykų, kad ten tėvai neleidžia kažko, tai draudžia, tas kūrybiškumas. Aš jeigu dabar neatsimenu, o dabar mano dabar situacija yra su dukra, jinai be proto yra kūrybiška, jinai visko prigalvoja, bet kartais tie jos kūrybiniai, kaip čia pasakyti, eksperimentai mane būna vos neišveda iš kantrybės, nes jinai tiek prigalvoja, kad namai būna aukštinkojom. Ir aš suprantu, jeigu aš ją barsiu, jeigu aš ją, kažką tai mokysiu ir aiškinsiu, kad taip negalima, jinai uždarys tą savo kūrybiškumą. Taip? Ir aš tą suvokdama stengiuosi kažkaip laviruoti tarp to, kad jos tas kūrybiškumas neužsidarytų. Nes pas ją yra be galo kūrybiška asmenybė
Ir kiekvienam žmogui, ne tik tai finansų srityje, bet kūrybiškumas yra visose srityse. Sugalvoti, pamatyti galimybę, atrasti, norėti. Nes būtent jeigu žiūrėti iš noro pozicijos, noras, kuris yra mūsų giluminis, sugalvoja mūsų vidinis vaikas. Tai jeigu jisai sužalotas, sutraumuotas, užgniauštas, yra problemų. Taip? Kokios dar priežastys gali būti? Priežastys gali būti, kad nėra, pavyzdžiui, galimybės atiduoti atsakomybės mamai ir tėčiui. Tai yra, kai irgi, kaip ir minėjau, tėvai užkrauna vaikams suaugusio atsakomybės, nors tuo metu vaikas turėtų gyventi vaikišką gyvenimą, žaisti žaidimus, o viskuo pasirūpins vaikai. Vaikai šitie, tėvai. Taip pat būna priežastis gali būti tokia, kad nėra galimybės atiduoti atsakomybės tėvams už jų santykius. Ypač yra, kai tėvai pykstasi, kai yra skyrybos arba nori skirtis. Ir vos ne, pavyzdžiui, vaikus pastato į tokią poziciją, kad rinkis, su kuo tu nori gyventi, su mama ar su tėčiu. Tai iš tikro vaikui yra didelė trauma tuo metu, jis nori ir su tuo, ir jam gali toksai suvokimas ateiti, arba nesuvokimas, o priėmimas sprendimo, kad jeigu aš pasirinksiu vieną, tai kitas, tarsi aš nemylėsiu, pavyzdžiui, jeigu pasirinksiu pas mamą gyventi, aš nemylėsiu tėčio, ir vaiką tiesiog drasko iš vidaus, nes šitą sprendimą turi padaryti suaugęs žmogus, o ne vaikas. Tai kai šitos situacijos pas vaiką buvo vaikystėje, pas žmogų buvo vaikystėje, kai jisai nepatyrė tos vaikiškos pozicijos, negalėjo tiesiog, žaisti vaikiškus žaidimus, didelė tikimybė, kad jo vidinis vaikas bus uždarytas. Ir automatiškai ta kūrybinė dalis irgi bus, kaip sakant, užrakinta. Ir kai nėra kontakto su kūrybinė dalimi, tuomet pinigų uždirbimas virsta tokiu kaip ir sunkiu ir varginančiu darbu. Nes jam tarsi reikia uždirbti pinigus, nes reikia, paskolą atiduoti, noriu dar galbūt kelionės nusipirkti, bet jisai žiūri į pinigų uždirbimą kaip į darbą ir sunkų darbą. Ir būtent tuomet čia gali išplaukti ir išplaukia tokie įsitikinimai, kaip pinigai ateina tik sunkiai dirbant, arba tik daug dirbant daug turėsi, arba gyveni, arba dirbi, pasirinkimas toks yra. Ir žmogus tada ne kaifuoja uždirbant pinigus, ne kūrybiškai tai žiūri, o tiesiog per sunkumą, per tokį varganą tokią kažkokią, tai eiti ir uždirbti pinigus. Todėl yra labai svarbu pirmiausia, aišku, atrasti tuos blokus ir juos nuimti, kad išlaisvinti kūrybinę dalį. Nes jinai gali užsiblokuoti ir gan stipriai netgi užsiblokuoti. Ir tada automatiškai, kaip sakoma, užsidaro kanalas gausai. Taip, žmogus nebepritraukia tų pinigų arba sako, kad nesugeba aš uždirbti, man neišeina, aš norėčiau daugiau, bet liktai ir stengiuosi, bet vis nepavyksta. Taip? Tai būtent nesant kontaktui su kūrybinė dalimi yra gebėjimas, kai yra kontaktas su kūrybinė dalimi, atsiranda pas žmogų gebėjimas ištyrinėti, kur dar gali pinigai būti, kaip dar galima jos uždirbti. Pavyzdys, pavyzdžiui, irgi gali būti toks mokytojo, mokytojo specialybė. Mokytoja, atrodo, dirba mokykloje, pinigai nėra dideli mokytojų atlyginimai. Jinai gali ir toliau sėdėti ir skųstis, kokia valdžia bloga ir taip toliau, bet jeigu pas tą žmogų kūrybinė dalis yra atvira, jeigu jinai yra, kaip sakau, kaip pas mane yra bujojanti, tada žmogus susigalvos. Galbūt jisai sugalvos paskelbti skelbimą, kad šitą papildomas pamokas vykdo. Galbūt jinai turi kažkokį hobį, mezga kažką ar dar kažką, parduoti tą. Gali būti kažkokia sugalvos tinklinę rinkodarą užsiimti. Tų idėjų, o galbūt kažkokį seminarą sugalvos su kažkuo. Tai kaip pas žmogų yra tas kūrybiškumas, ta kūrybinė dalis, jis kaifuoja ir tiesiog užsidegęs yra ir jam tiesiog įdomu sugalvoti ir uždirbti pinigus.
Ir kodėl iš tikrųjų svarbu tai pradirbti, tuos blokus, kurie sėdi ir pradirbti tą kūrybinę dalį, kuri yra užblokuota. Ir kaip tai įtakoja žmogaus finansus. Vaiko dalis, tai tas vidinis vaikas, ar ne, būtent kuris sugalvoja ir veikia, nes vidinis vaikas. Ir ši dalis tai daro tik tada, kada gali gyventi savo gyvenimą. Nešti savo, o ne tėvų gyvenimus. Būti atsakingu už savo gyvenimą, o ne už kitų gyvenimus. Kai vaikas jaučiasi saugus, nes žino, kad tėvai pasirūpins, ir tada jis visą dėmesį skiria savo gyvenimui. Ir tada įsijungia tą kūrybinę dalis, jinai neužblokuojama yra. Ir kūrybinė dalis gimsta iš vidinio vaiko aš mažas pozicijos. Aš mažas, aš dabar sugalvosiu, aš kažko tai noriu, aš prigalvosiu ir ta kūrybinė dalis auga. Bet jeigu jinai jau vaikystė yra užblokuojama, tada, kaip sakant, tuos blokus būtina yra pradirbti. Ir iš tikrųjų, kai atrandami blokai, čia svarbu nenueiti, kaip sakant, ir prisiminus tas situacijas, eiti pas tėvus, tarsi išgydyti tėvus, neišsakyti jiems viską, ką jaučiate ir kokie yra. Reikia paprasčiausiai vienas iš tokių būdų, kaip paleisti, aišku, galima dirbti kitais metodais, aš naudoju metaforinės kortas konsteliacijas, ne? Giliau pradirbti ir išsiaiškinti, bet iš tikro vien tai suvokus ir leisti tam būti, leisti savo ir duoti savo laiko tiesiog tą išgyventi, išjausti, nes buvo kaip buvo ir jūs nieko nepakeisit. Bet tiesiog paleisti tai, atsisukti, kaip sakau, į savo gyvenimą ir gyventi savo gyvenimą. Nes kai mes rūpinamės kitais, aš nesakau, kad mes neturim rūpintis tėvais, bet mes turim gyventi savo gyvenimą. Va šiandien kaip tik turėjau klientę, čia plaukit, skaitau Instagramo, iš kur per FB galima pažiūrėti, kažko stringa. Yra Roberta šitam Facebook'e Neuroart Students sparnų yra grupė Neurografika kasdien. Ir ten aš dabar irgi kalbu. Nes gali būti, kad Instagramas gal išstringa, nes žiūriu šokinėja labai prisijungimai, tai visko gali būti. Tai va, tai tas atrodo, prie ko čia kūrybiškumas, kūrybinė dalis ir finansai, bet jinai veikia. Žinoma, pas mus viduje, žmogaus viduje yra daug tų dalių. Ir vat, aną pirmadienį piešėm su merginom tą balansą tarp vidinio vaiko, vidinio suaugusio ir vidinio tėvo. Ir yra svarbu, kad jie viens kitą matytų, nes kartais būna, kad tos dalys nemato viena kitos. Nes vaikui yra būdinga, vidiniam vaikui yra tas kūrybiškumas, spontaniškumas, bet gali būti ir toks kaprizingumas, jeigu jisai arba traumuotas, gali vidinis vaikas būti. Taip pat jisai vaikas neturi atsakomybės. Vidinis tėvas tai yra griežtas, mokantis pasakyti ne, bet taip pat gali tas tėvas nueiti į kontrolę, į reikalavimą, jeigu jisai, pavyzdžiui, dominuoja ir jisai viską valdo. Ir yra vidinis suaugęs, tai yra toksai kompromisų ieškotojas, jisai netgi bando sutaikyti, pavyzdžiui, vaiką su tėvu, ne, ir rasti kompromisą. Bet iš tikrųjų geriausias balansas yra tuo metu, kai kažkuri viena dalis, kai dominuoja, pavyzdžiui, vadovauja, kitos su tuo sutinka. Ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, kūrybinis vaikas įsijungia, vidinis vaikas įsijungia, jisai sugalvoja kažką, prigalvoja. Paskui gal įsijungia tėvas, nes pasako, palauk, bet gal čia per daug, gal truputį sustoja. Čia pas mane tai būna. Nes pas mane, kai įsijungia kūrybinis vaikas, aš labai daug visko prigalvoju, bet paskui tiesiog tas vidinis tėvas ir aišku, suaugęs sako, palauk, sako, bet tu nespėsi, tu išseksi. Tai vat reikia truputėlį irgi girdėti tas dalis. Bet ir vat pirmadienį, kai piešėme, mergina viena sako, nes reikėjo išdidinti figūras, kad jos susijungtų būtent tenais. Ir jinai sako, aš nenoriu didinti, sako, vidinio vaiko, nes tada man baisu būti atsakingai. Taip, jinai tarsi kaip vaikas, nes kažkada vaikystėje jinai prisėmė savo didelę atsakomybę kaip vaikas. Ir dabar atrodo, kad jeigu vaikas taps didesnis, jisai prisims atsakomybę. Bet atsakomybę prisijama kas? Tėtis, tėvas vidinis. Tai vat reikia
Ir jinai pasakius tą žodžius, kaip sakant, pasikalbėjus su vidiniu vaiku, jai atėjo suvokimas, kad jinai gali augti kaip vidinis vaikas ir automatiškai auga jos kūrybinė dalis. Žiūrėsim, aišku, rezultatas, kaip bus, nes mes pirmadienį tik piešiame, tai žiūrėsim, kaip bus. Tai va, tai tiek apie finansai ir kūrybiškumas. Jisai, aišku, toksai kartais atrodo, kaip čia gali būti susiję, bet taip yra. Šiam kartui, va taip trumpai kitą savaitę aš išeisiu irgi laivą, tik tai galbūt kalbėsiu apie birželio mėnesio savo renginius, tai yra kitą 16 dieną brančas bus su Milda, gyvas bendravimas organizuoja ir aš būsiu kaip praktinės dirbtuves vesiu, bet mes piešime neurografiką ne ant lapo, ant maikių. Tai vat, kam įdomu, tai galite pasižiūrėti Neurart studijant sparnų, yra Facebook'e čia, tą eventą. Ir taip pat apie stovyklą pakalbėsiu, vienos dienos stovyklą moteriams aš esu, kuri vyks birželio 18 dieną. Tai jeigu irgi domina, parašykit man, ypač Instagramas, nes Instagram'e niekur gal nepaminėta yra, tai jeigu domina, tai parašykit, atsiųsiu informacijos daugiau. Tai vat, apie šitos renginius plačiau, kas, ko, prie ko, pakalbėsiu kitą ketvirtadienį. O šiandien tiek trumpai apie kūrybiškumą ir finansas. Pasižiūrėkit, paklauskit savęs, atkreipkite dėmesį, koks jūsų vidinis vaikas, kokia jūsų kūrybinė dalis, ar jinai užblokuota, ar jinai atsiskleidusi. Jeigu atsiskleidus, tai sveikinu. Aišku, yra kitas niuansas, antras, kaip sakiau, tas psichologijos piramidės laiptelis, mokėjimas pasakyti ir ne tik, kad nepasakyti, o atsirinkti, kam pasakau taip, kam ne, nes kai mes labai daug visko turime, mes galim išsekti, ne? Kai daug visko prisigalvojame. Kūrybinis vaikas ir pas kūrybiškus žmonės labai prisigalvoja visko labai daug, ką gali nuveikti, bet tada gali būti išsekimas ir praradimas energijos. Tai va, tai tiek šiam kartui. Ačiū Jums, kas klausėtės. Mačiau, dar porą širdelių buvo. Ačiū už jas. Ir tada gražaus vakaro ir iki kito ketvirtadienio. Iki. Tak, pabandysim išjungti pirmą Instagram.